Vieni dalykai keičiasi, kiti išlieka tokie patys. Tik kuri lavalti ilgai išliekančiam lauko medienos grožiai. Sveiki, esu Audrius Dryžas, Tikurila akademijos vadovas ir šiandien pakalbėsim apie tokią gan smagią temą – terasų aliejavimą. Turbūt konkuruoja dabar dvi rūšis, galbūt net ir trečią galima pridėti būtų impregnuota mediena, termomediena labai stipriai gauna populiarumo, papildomai egzotika. Turbūt irgi atranda savo pirkėją. Kiekviena rūšis turi savo pliusų, savo minusų. Impregnuotos medienos savybės yra, kad jinai ganėtinai pigi ir bus pušis, eglė, bet jinai paliks jau tą tokį pėdsaką šiek tiek cheminio poveikio. Jeigu mes kalbėsime apie termomedieną, jinai ganėtinai populiari ir labai populiarėjantis sprendimas dėl kelių priežasčių. Tie, kas renkasi be kažkokio pašalinio cheminio poveikio medieną, arba tie, kas nori šiltos, mielos lietimui ir patvarios medienos. Turbūt čia apsistosite šiuo variantu. Pas mane yra ir maumedžio terasa. Jinai turi pliusų dėl savo patvarumo, bet turi ir minusų dėl to, kad aš ją pats tą medieną kartais vadinu jūros ežiu ant kranto, nes jeigu vaikai su keliukais pasilaksto po ją, tai pilni pašinų būna. Tai šitos medienos nesirinkčiau tokiom erdvėm, kur vaikai siaučia. Bet jinai puikiai pas mane tarnauja ten, kur terasa bus beveik ant žemės. To jos patvarumas šitos medienos savo atgroja. Dabar rinkčiausi tą ištisiniai terasai, pagrindiniai terasai, tai būtų termomediena. Lietuva toks jau yra. Pat pavadinimas Lietuva čia turi lyti ir lyja daug ir drėgno. Tai pagrindinis dalykas, kas medienai ją ir plėšo, daugiausia deformuoja ir veikia drėgmė. Su drėgme ateina mikroorganizmai, su mikroorganizmais ateina puvinys, turnyjimas. Tai mums ją reikia apsaugoti. Ir dar vienas dalykas, nuo ko mes ją bandysim apsaugoti, tai bus nuo ultravioleto. Ultravioletas medienos dažančią medžiagą, ligniną, klijus jos ardo ir daro pilkais. Kartais jie mums tikrai atrodo ganėtinai gražiai, bet dažnu atveju jie baigėsi ant terasos slidžiu paviršium ir mums norisi tą terasą konservuoti. Turbūt pirmas ir vienintelis pasirinkimas terasom bus terasų aliejus. Geriausias bus terasai daugeliu atžvilgių. Mes tikrai šiuo atveju nekalbėsim apie dažus arba laką, nes jie tarsi plėvėje uždeda dangtį ir neduoda medienai kvėpuoti. Aliejus savo ruožtu duoda medienai išgarinti perteklinę drėgmę iš vidaus, bet saugo nuo tos tokios išorinės greitos drėgmės patekimo į vidų. Taip pat pigmentuoti aliejai ar net ir bespalviai aliejai kuo puikiausiai saugo ir nuo ultravioleto. Bet reikia turėti omeny, kad bespalvis aliejus mažiau turės apsaugos nuo ultravioleto, o mūsų aliejus Valti Plus Terrasoil tinka visom medžio rūšim. Ir egzotiniai medienai, ir termomedienai, ir maumedžiai. Aišku, kai kurios medienos reikalaus papildomų paruošimų. Tai jeigu mes grįšim prie mūsų spalvinio pasirinkimo terasams, tai aliejai kelių variantų. Mes turim bespalvę versiją, Tikurilos Valti Plus Terrasoil, naujovė tokia ir šių metų turėtų būti hitas, kad jisai gali būti lauke naudojamas ir bespalvis. Tai mes dar turim pasirinkimą iš 3 tai vadinamų jau paruoštų spalvų. Tai yra 3 spalvos – ruda, pilka, tokia labai artima spalva tai UV išpilkintai medienai ir juoda. Su juoda atsargiai, karštą dieną nepadėsit kojas ant jos. Tai turėkite tą omeny rinkdamiesi. Ką dar reikėtų žinot, kad bespalvį aliejus galit spalvinti. Yra pasirinkimas naudoti kur kas didesnį spalvų pasirinkimą ir tam rekomenduosime Valti spalvyną, dedikuotą būtent šitiem aliejam. Turbūt nepakankamas paruošimas arba senos dangos nenuvalymas, jeigu mes turim iš senesnių laikų pridarytų bėdų. Dažniausiai žmonėms neužtenka kantrybės nuvalyti ją iki gryno medžio. Tai nuvalymas ir turbūt kartais perteklinis tas plovimas su aukštu slėgiu. Reikėtų atsargiai su šito daiktu
elgtis ir slėgį pasirinkti tokį, kuris tinktų jautriem paviršiam. Medis yra jautrus paviršius, santykinai lengvai pažeidžiamas ir srovę atitinkamai sumažinti tiek, kad jinai ganėtinai gerai skustų, taip aš sakau, patį aliejų arba nešvarumus nuplautų, nuskustų juos, bet nepažeistų pačią medžią. Ir dar viena iš tikrai beveik turbūt pačių didžiausių klaidų tai yra pernelyg riebus aliejavimas. Šiuo atveju daugiau nebus geriau, atvirkščiai bus blogiau. Tai jūs turit išlaikyti pusiausvyrą ir dengti plonu arba 2 plonais taupiais sluoksniais, nusivalant perteklių. Aliejus turi susigerti, nesuformuoti blizgios į laką panašios plėvelės. Tuomet bus viskas tvarkoj. Geras klausimas ir turbūt jinai kai kur atrodys kaip ką tik aliejuota, kažkur galbūt po stalu arba ten, kur mes nevaikštam, kur neužlyja, bet kur daug praeinam su batais, su kojom ir tiesiogiai šviečia saulė, lietus, tai tos vietos mums nusidėvi kur kas greičiau ir išsimindo tie taip vadinami takeliai. Mes jas matom turbūt jau po metų, dažniausiai ryškiai matom ir čia ir bus laikas aliejuoti. Bet jeigu taip žiūrėti techniškai, tai turbūt matysit, kai jau lenta pradeda įgerinėti daug vandens, tiesiog matysit, jinai pradės ir šiek tiek tie matmenys daugiau kaip čia keistis, jum atėjo laikas peraliejuoti. Nėra 2 tokių pačių terasų pasaulyje, tai jums gali būti pietinė pusė šalia vanduo, drėgna, terasa tikrai jums netarnaus daugiau negu sezoną. Jums reikės atnaujinti aliejavimą kas metus. Bet jeigu turėsit mažai saulėtoj vietoj, šiek tiek įstiklinta, arba po stogelių terasą, tai jinai gerai atrodys ir po 5 ar net ir daugiau metų. Daug kas gali priklausyti ir nuo pačios medienos rūšies ir netgi aš kartais taip sakau, kad pirmasis aliejavimas būna vienas prasčiausių, nes mediena atkeliavus iš lentpjūvių dar nebūna tokia draugiška aliejų ir aliejus tiesiog neranda kelio, nesigeria ją taip, kaip geriasi jau vėlesniais etapais. Turbūt skamba sudėtingai. Dažniausiai, ko baidosi žmonės, tai paruošimo. Tas paruošimo teks šiek tiek pasišiukšlinti su tuo vandeniu, bet iššančiu į visas pusės. Bet taip pats aliejavimas yra labai paprastas ir santykinai malonus darbas, jeigu tam naudojami tinkami Anza įrankiai, Anza aliejavimo padas ir teptukas. Kurį kada pasirinkti, turbūt apsprendžia jūsų terasos, ar jinai profiliuota, ar lygi. Jeigu lygi, nėra greitesnio ir patogesnio būdo, kaip aliejavimo padas ar kempinė taip vadinama. Su ja labai tolygiai galėsit paskirstyti ir pertekliaus nuvalinėti nereikia su ja, nes su ja galima kontroliuoti perteklių. Ir jeigu jūs turėsite rifliuotą arba su gilinimais terasą, nebus geresnio įrankio kaip teptukas. Jos galite įsiplauti vandeniu, muiluotų vandeniu, šiek tiek karštas vanduo, šiuolaikiniai aliejai būna dažniausiai vandens pagrindu. Jūs turėsite įrankį, kuris jums tarnaus dar ne vienam aliejavimui. Vieni dalykai keičiasi, kiti išlieka tokie patys. Tik kurį valtį ilgai išliekančiam lauko medienos grožiai.